Tiek daug kalbame apie dronų taisyklės, o klausimų tik daugėja. Todėl nusprendėme surengti susitikimą, kuriame apie visą tai galėtume pasikalbėti gyvai. Praėjusį ketvirtadienį prie Promaxo surengėme pirmąjį susitikimą žmonėms, kurie dar tik planuoja įsigyti droną arba visai neseniai pradėjo skraidyti. Turėjome tam puikiai tinkančią erdvę, įkrovėme dronus ir sulaukę puikaus ketvirtadienio oro susitikome pasikalbėti apie tai, kas iš tikrųjų svarbiausia prieš pirmąjį skrydį. Jeigu atsiras daugiau norinčiųjų, tokius susitikimus tikrai kartosime. Todėl registracijos nuorodą paliksime aprašyme, o užsiregistravę pirmieji sužinosite apie kitą renginį. Kartu su Viešojo saugumo tarnybos ir oro navigacijos atstovais kalbėjome apie dronų naudotojų registraciją, skrydžių taisyklės, JTM žemėlapį, leidimus ir situacijas, kada jų iš tikrųjų reikia. Buvo labai smagu matyti, kad žmonės drąsiai uždavinėjo klausimus, o atsakymus galėjo išgirsti tiesiai iš institucijų, kurios su tuo dirba kasdien. Po teorinės dalies atėjo metas praktikai. Dalyviai galėjo išbandyti populiariausius DJI dronus – Mini 5 Pro, Lito X1 ir Neo 2. Palyginti juos tarpusavėje ir ramiai pasikonsultuoti su mūsų specialistais, kuris modelis geriausiai atitiktų jų poreikius. Internete informacijos daug, tačiau galimybė viską pamatyti, išbandyti ir iš karto gauti atsakymus į savo klausimus yra visai kas kita. O kaip manote jūs? Ar tokie renginiai iš tikrųjų reikalingi? Parašykite komentaruose.